Sveiki, norėjau papasakoti apie bazinį mūsų produktą, tai yra chlorofilas, kurį galėtumėm girti, dėl to, kad jis veikia visas sistemas mūsų, kurios yra organizme ir visas teigiamai. Ir aišku, chlorofilas yra išimtas iš žalių lapų, šiuo atveju iš liucernos, kuri turi savyje daugiausiai chlorofilo. Jis sintetinasi fotosintezės būdu. Augalas, gaunantis saulės energiją, prigamina labai daug chlorofilo. Taigi, kuom chlorofilas yra naudingas, papasakosiu plačiau ir po to pasakysiu, dėl ko jis šitoj programai būtent ir yra įtrauktas. Tai jeigu paimtumėm pirmiausia kraujotakos sistemą, kuri yra be galo svarbi, ir jo funkcija chlorofilo yra padėti pernešti deguonį, kas vėlgi yra labai puiku, nes ypatingai dabar ir COVID laikotarpį, kada patenka virusas į mūsų organizmą, jisai trukdo prisijungti deguoniui ir pablogina situaciją su kvėpavimu. Tai chlorofilas padėtų prisijungti deguoniui, nes jis labai lengvai virsta tą molekulę, kuri susijungia su geležim ir padeda pernešti. Ir chlorofilas, aišku, kas turi mažakraujystę arba žemą hemoglobino kiekį, jisai pradeda jį kelti dėl to, kad stimuliuoja raudonuosius kraujo kūnelius. Ir čia yra viskas susiję su mūsų krauju, tai jis ir galim sakyti paprastai liaudiškai ir stiprina kraują, tai taip pat jis ir valo kraują. Ir nedaug turbūt produktų surasim, kurie sunkiosius metalus padeda pašalinti iš organizmo. O chlorofilas, būtent liucernos chlorofilas, kuris turi savyje daugiausiai to prikaupusios tos medžiagos, būtent chlorofilo, jis padeda pasišalinti sunkiesiams metalams iš organizmo. Tai aišku, to irgi mieste gyvenant mes neišvengsim, dėl to, kad yra ir asfaltas, yra išmetamosios dujos iš automobilių ir mes viso to tikrai prisikvėpuojam. O jeigu kažkokį ir maistą suvalgom, pavyzdžiui, iš parduotuvės, kuris nebuvo išvalytas, tai tos pačios ypatingai žolės, nes kai patys neauginom, dažnai parduotuvėje tikrai gaunam ir nupurkštus, ir pesticidais primaitintus, ir fungicidais labai įvairiai. Nes tam, kad išvalyti žolę, reikia be galo daug sąnaudų ir laboratorijos ne visada tą daro, nes tai yra pinigai. Ir kartais būna, kad ir su ta pačia žole ar augalu ar salotom gali būti auginama teritorijų, kur pavyzdžiui yra laukai ir praskrido koks lėktuvas ar kažkur arčiau kelio, irgi prisisotinęs augalas gali būti sunkiųjų metalų. Taigi chlorofilas jisai padeda juos pašalinti. Chlorofilas naudingas ir kvėpavimo sistemai yra ir jis padeda tiesiog, kadangi prisijungti deguonį plaučiams yra lengviau apsikeisti dujų apykaitą, yra tiesiog lengvesnė. Tai taip pat galima su juom valyti žaizdas. Jisai padeda gydyti žaizdom. Dėl ko, pavyzdžiui, net skrandyje, jeigu jūs turite žaizdų, chlorofilas ilgainiui vartojant gali padėti jas tiesiog užtraukti. Taip pat galim su juo skalauti burną. Jis padeda naikinti daugelį anaerobinių mikrobų. Tai taip pat saugo mūsų ląstelę nuo mutagenų, kas yra vėlgi labai aktualus dalykas, nes dabar gaunam ir genetiškai modifikuotų produktų, tų pačių galbūt ir pomidorų suvalgom, ar kviečių, ar dar kažko. Ir genetinė inžinerija yra dabar jau tikrai paplitusi ir vis kuria naujas veisles ir dar visokius kitus dalykus. Tai būtent chlorofilas saugo nuo mutageninio efekto. Taip pat laisvieji radikalai kartais pridaro mums daug žalos, kad neįvyktų ta ląstelės pažaida, chlorofilas taip pat saugo. Ir buvo atlikti netgi tyrimai, klinikiniai tyrimai pasižiūrėti, kaip būtent šitas chlorofilas, liucernos chlorofilas, kompanija išleido milžiniškus pinigus tam, kad pasižiūrėtų laboratoriją, ar tikrai taip vyksta. Tai buvo patvirtinimas, kad būtent tikrai saugo nuo mutagenų, tai reiškia ir
tokia gera apsauga yra nuo vėžinių susirgymų. Nes pavyzdžiui, pavasarius irgi, kai gaunam kartais daug saulės, jeigu mūsų odelė nebuvo labai apsaugota, ji gali irgi ląstelės mutuoti. Tai yra labai didelė apsauga. Be to, chlorofilas vartojant, grįžkim tiesiog trumpam į vasarą, jisai padeda gražinti įdegį ir ilgiau jį išlaiko. Ir dar pasakysiu, kad jis naudojamas yra detoksikacinėse programuose. Tai vat kodėl jisai ir yra šitoj būtent mūsų programui panaudotas. Tai bazėje ir jūs per visą etapą matysit, kad jis būtent yra įtrauktas dėl to, kad švelniai padėtų išvesti mikroorganizmus, kad įvyktų sėkmingai detoksikacija, kad nebūtų tokių stiprių šalutinių poveikių. Tai jis gana minkštai padeda tiesiog valytis. Ir pavyzdžiui, kepenės gavusios daugiau deguonies, jos geba taip pat pašalinti toksinus, kuriuos buvo palaidojusios daugybę metų. Tai chlorofilas išties yra naudingas, jis atneša kepenims tą patį deguonį ir todėl kepenys geba labiau apsivalyti. Tai dėl to aš sakau, kad yra milžiniška nauda ir jeigu mes pasižiūrėsim į patį pirmą etapą, kada yra ruošiama skrandžio tikrai reabilitacijai, tas vyksta pasiruošimas ir mums reikia nuimti tos pirminius uždegimus, tai pati bazė yra sudaryta paudarko ir chlorofilas. Jeigu pagal simptomatiką jums kitų nereikia produktų vartoti, tai bazė būtent yra ir šita. Tai chlorofilas vėlgi jisai padeda pašalinti netgi toksinus, kuriuos išskiria mikroorganizmai. Tai virusas išskiria toksiną. Taip pat, jeigu žinote, labai daug kalbama apie Helicobacter pylori bakteriją, kuri stiprų nuodą, stiprų toksiną gamina. Jis padeda chlorofilas jį neutralizuoti. Ir visi kiti mikroorganizmai, jie tiesiog išskiria tam tikrus toksinus, dėl to kraujas mūsų karštais būna ir toks nelabai švarus. Tai kadangi chlorofilas valo kraują, tai puikiai tinka šitai programai ir jisai yra ne veltui įtrauktas. Taip pat programai nurodyta yra, kad kiekvieno vartojimo metu po arbatinį šaukštelį. Jeigu jums reikia ir daugiau vartoti, jūs jo nebijokite, dėl to, kad jisai nieko blogo nepadarys. Taip pat jis pašarmins jūsų organizmą, kad būtent limfai būtų lengviau visą tai, ką organizmas išdetoksikuos, surinkti ir išvesti iš organizmo. Tai chlorofilo nebijokit, jis yra maistinės grandinės. Atidarius buteliuką laikyti šaldytuve, nes jis yra visiškai 100% organic. Ir paskaninimui įdėtas yra mėtų aliejus. Tai mėtų aliejus duoda šiek tiek tokį mėtinį poskonį, kad liucernos ne visi galbūt skaniai išgertume, nes tai vėlgi žolė yra ir mėtos irgi turi savų niuansų, bet jos nesipriešina būtent su liucerna, tai tiesiog labai graži simbiozė gaunasi, sinergija ir rezultatas aišku visada matomas. Tai aš pati chlorofilą pirmą kartą, kai susipažinau su juo, tai aš turėjau tokio užrūgštintą organizmą, galim sakyti, ir man rėmuo ištisai kildavo, tai aš pradėjau būtent nuo chlorofilo ir ką galiu pasakyti, po 5 dienų viskas man aprimo ir iki šiol galiu valgyti viską, dėl to, kad susitvarkiau šitos niuansus, kurie mane kankino daugelį metų. Ir tai padarė, atrodo, va toks paprastas augalas, kuris turi daugiausiai savyje chlorofilo, tai va būtent liucernos tas chlorofilas. Aišku, yra ir spigliuočių, bet spigliuočių turi mažiau pats augalas chlorofilo. Tai čia išties kompanija pasirūpino tuo augalu, kuris turi būti prikaupęs daugiausiai to chlorofilo. Tai nepamirškim į bazę įsipilti jo, kad vyktų sklandžiai detoksikacija, kad kuo lengviau organizmas pašalinti toksinus. Ir aš jums linkiu gero to programos praėjimo, jeigu kiltų kažkokių klausimų, ar dėl chlorofilo, ar dėl pačios bazės, jūs tikrai galite rašyti. Mes esam 4 asmenų komanda, ta, kuri konsultuoja būtent
Tai nutriciologai patys mes kartu irgi einam su jumis ir jau esam šią programą įsimylėję ir ne pirmą kartą einam, tai dėl to galim jūs ir konsultuoti. Esam pačios susidūrusios su daugeliu atvejų, kas vyksta programos metu. Dėl to čia yra saugi erdvė užklausti jums tų rūpimų klausimų, kas liečia šią programą. Ir aišku, apie produktą tikrai galite kažko paklausti, galbūt ne viską irgi pasakom, bet manau, kad daug daugiau gali kilti mums ir kitų pačių atsakymų iš jūsų klausimų. Taigi linkiu visiems gražios dienos ir gero tokio starto, būtent pasiruošiant tikrai žarnyno reabilitacijai.